Sveiki, aš Audrius Miškinis, Viasat krepšinio reporteris. Ir štai šiandien esu Klaipėdoje. O mano rankose krepšinio kamuolys. Tai vienas iš pagrindinių krepšinio elementų. O štai Klaipėdoje dabar šiuo metu yra pučiami pirmieji 10 000 kamuolių, su kuriais bus siekiama pasaulio rekordo. Einu pasižiūrėti. Tai yra pasirengimas rugpjūčio 29 dieną įvyksiančiam pasaulio rekordo siekimui, kada per visus 6 Europos čempionatų miestus Lietuvoje bus vienu metu daužomas kamuolys. 60 000 kamuolių. Klaipėdiečiai turi unikalią progą pirmieji pripūst savo miestui skirtų 10 000 kamuolių. Ar skaičiuoja? Žinoma, skaičiuojam. Prieš tai valanda, kai buvo, tai pripūtėm virš 1000, tai tikrai. Tai jau turėtumėm būti pripūtę apie 4000 kamuolių. Įdomu detalė yra tokia, kad jeigu vienas žmogus kamuolį pučia maždaug apie 2 minutės ir jeigu jam tektų pripūsti visus 10 000, tai užtruktų 2 savaitės. O kiek kamuolių jau susprogdino? Nei vieno. Labai saugom. Tai įvykis visai Lietuvai, ta prasme. Tai patriotizmas ir mes prisidedam, negalim neprisidėti prie šios gražios akcijos. O kaip manote, krepšinio kamuolys krepšinėje svarbus elementas? Pagrindinis. Kamuolys lietuvio sielai. Kokio dydžio kamuolį pučiat? 5 dydžio. O tai kas 5 mušinės? Vaikai? Tai kiek 5 dydžio kamuolių viso bus pripūsta? Ne, yra 3 dydžio, 6, 7 ir 5. Mes pučiam. Tai mušinės kas? Suaugę? Kas ateis susiregistruoti tą dieną ir mušinės kamuolius. Ar prisimenate, koks kamuolys buvo jūsų pirmutinis kamuolys, kurį paėmėte į savo rankas? Tokie buvo sneakers berods kamuoliai. Sneakers? Jo, tokie rudi, treniruotėse buvo treneris atnešęs, tai pirmas treniruotės teko tokius kamuolius laikyti. Nežinau, sporto mokykla tai buvo tikriausiai seni kažkokie aptrinti, nes daug vaikų su jais dirbdavo, bet tai tais laikais buvo gerai. Na ir klausyk, kamuolių dydžiai 7, 6, 5, jeigu tektų žaisti 5 numeriu, kaip? Ar taiklumas būtų geresnis? Manau, jei krenta jokio skirtumo, su kokiu kamuoliu mėtėt. Geriau lankas būtų didesnis, tada taiklumas būtų geresnis. Aš turiu kamuolį, tu turi kamuolį, palygink, kuris geresnis. Aš nežinau, Orange Virus gal šitą. Šitas? Jo. Bet jau jis nutrintas labai. Bet jisai slysta. Šitas slysta. O šitas ne. Slysta. Neslysta. Šitas neslysta. Ar tikrai? Nu jo, nuimk, pabandyk. Man slysta. Mane. Aš manau, kad kamuolys apskritai gyvenime yra geras dalykas, nes tai yra ko gero tobuliausia forma, kurią sugalvoja pati gamta. Ir krepšinio kamuolys tai tiesiog yra Lietuvos simbolio dalis. Ką tik tai kartu su klaipėdiečiais pripučiau keletą tūkstančių krepšinio kamuolių ir tikrai supratau, kad krepšinio kamuolys yra vienas iš pagrindinių krepšinio elementų. Sekite mane internete, iki sekančio kartelio.